Taigi, Mato Evangelija, 25 skyrius, nuo 27 eilutės. Jūs girdėjote, jog protėviams buvo pasakyta, nesvetimauk, o aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, jau svetimauja savo širdyje. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka skatina tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Taip pat buvo pasakyta, kas atleidžia savo žmoną, tai išduoda jai skyrybų raštą. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris atleidžia savo žmoną, jei neištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti. Ir jeigu kas atleista ją veda, svetimauja. Taigi rimtas temas paliečia Jėzus ir pažiūrėkime, kągi jis apie tai sako. Vėl prisiminkime, koksgi šitų pasakymų tikslas. Mūsų raktinė eilutė, tai yra tam pačiam skyriui 20 eilutė, kur Jėzus sako, jeigu jūsų teisumas nepranoks rašto žinovo ir fariziejų teisumo, neįeisite į dangaus karalystę. Ir rašto žinovai, fariziejai buvo to meto profesionalūs rašto vykdytojai. Ir Jėzus sako, kad jūs turite būti dar geresni negu jie. Ir Jėzus bando parodyti, kad mes niekaip negalime patys save padaryti teisėjais, kad ir kaip besistengtume, kad ir kaip besistengtume laikytis visų 10 Dievo įsakymų, mes niekaip negalėtume tapti teisėjais, nes mes vis tiek nusidedame. Ir štai vakarą kalbėjome apie pykčio problemą, kad gali žmonės sakyti, kad aš pakankamai geras, aš nieko nenužudžiau, aš nesėdžiu kalėjime. O Jėzus sako, jeigu tu supykai, tu jau esi žmogžudys. Šiandieną Jėzus vėl cituoja vieną iš 10 Dievo įsakymų ir jisai sako, jūs girdėjote, jog protėviam pasakyta nesvetimauk. Ar ne? Irgi galėtume ateiti pas kokį nors žmogų ir klausti, ar tu esi geras žmogus? Jis sakytų, lygindamas save su kitais, sakytų, taip, aš esu visai neblogas. Aš nesvetimauju. Aš ištikimas savo žmonai. Tarp kitko, ką reiškia svetimavimas? Svetimavimas tai yra lytiniai santykiai už santuokos ribų. Ar ne, sako, aš ištikimas savo žmonai, aš esu pakankamai geras žmogus. O Jėzus sako, jis ir vėl žvelgia giliau. Jis nepasako kažkokio naujo įsakymo, jis ir vėl žvelgia giliau. Mes labai mėgstam žvelgti į įstatymus paviršutiniškai, ypač kai jie kažką riboja. Mes tada tik tai raidės laikomės, jau mes nežvelgiam į pačią esmę. O Jėzus žvelgia vėl giliau. Ir ką jisai sako? Kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, jau svetimauja savo širdyje. Ir ką Jėzus parodo? Kad jeigu žmogus geidulingai žiūri, čia kalba šiuo atveju apie vyrą, jeigu jis jau pažiūri geidulingai į kitą moterį, jis jau svetimavo savo širdyje. Jėzus parodo, kad nuodėmė prasideda širdyje, kad nuodėmė prasideda viduje. Ir jeigu žmogus jau geidulingai žiūri į moterį, jis jos geidžia, jis jau savo širdyje atliko svetimavimo aktą. Ir iš tikrųjų, jeigu paklaustume žmogaus, ar tu kada nors geidulingai žiūrėjai į moterį, kiekvienas pasakytų taip. Nei vieno neatsirastų teisaus Dievo akise. Ir Jėzus yra toks tikslas. Jėzus tikslas yra parodyti, kad problema ne tame pagrindinė,
ką žmogus daro, bet kas jis yra. Ir Dievo žodis sako, kad mes esame nusidėjėliai, mes visi esame nusidėjėliai. Ir mes esame nuodėmės vergai. Ir mes nuodėmės darom dėl to, kad mes esame nusidėjėliai. Ir kitaip mums niekaip nesigaus. Ir Jėzus čia bando parodyti, kad mes esame nusidėjėliai ir kitaip mums nesigaus. Ir kad mums reikia to Mesijo, kad mums reikia to gelbėtojo. Ir, o dažnai žmonės sako, ne, mes nesam, mes negyvename kaip, mes nesame ta tauta, kuri sėdi tamsybėje, kuri gyvena mirties šalyje ir šešėlyje. Ne, man viskas gerai. Jėzus sako, negerai jums viskas. Pasižiūrėkite į savo širdį. Liaukitės lygintis vieni su kitais ir ieškoti kažko prastesnio už save. Pakelkite akis į dangų, palyginkite save su Dievu, su Dievo šventumu ir jūs pamatysite, kad kiekvienas esame kaltas. Ir aišku, čia toks tikslas šitos eilutės, o koks yra pritaikymas šiandieną mūsų tikinčiųjų jau gyvenime, tie, kurie priėmėme Jėzų kaip savo gelbėtoją. Jėzus kviečia žvelgti giliau, ar ne? Ir aš galbūt iškelsiu tokią problemą, kur šiais laikais tas svetimavimas yra labai lengvai pasiekiamas. Apie pornografiją. Tarp kitko, mes kalbėjome šią temą, skaitėme pranešimą, aš įdėsiu vėlgi komentaruose, kalbėjome apie pornografiją. Ir žmonėm atrodo, tai kas čia tokia? Tai kas čia tokia, ašgi niekam nieko blogo nepadariau, esu ištikima savo vyru ar savo žmonai, neinu pas kitą vyrą fiziškai, jokio akto neatlieku, aš čia tik pasižiūriu, čia nieko tokio. O kokia Dievo diagnozė? Tokia praktika tai yra tas pats svetimavimas, nes tavo širdyje tu darai nuodėmę. Ir mes daugiau apie tai kalbėjome pranešime, apie pornografijos žalą. Kaip apsaugoti vaikus, ypatingai šiais laikais, kai vaikai turi prieigą prie telefonų, prie interneto ir kaip juos apsaugoti nuo šitos žalingos labai nuodėmės, kuri yra iš tikrųjų labai kenkia žmonių psichikai, žmonių gyvenimams. Taigi saugokime šitos nuodėmės. Ir kitas, kur dar geidulinga, aš galvoju, mes kartais net nesusimastome, ne? Žiūrime kokius nors Hollywoodo filmus, romantinius filmus, gal net knygas kažkokias skaitom romantinės. Ir mūsų įsivaizdavime žiūrime tos kažkokius sugalvotus, 10 kartų surepetuotus santykius ar scenas. Ir mes geidulingai žiūrim, ar ne, vat kaip aš norėčiau irgi tokių santykių, tokios romantikos, ir mes geidžiame to. Irgi būkime tame atsargios. Ar ne? Ir štai ką Jėzus sako, jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Tai čia pritaikymas, jeigu mane tas serialas skatina nusidėti, jeigu jisai mane skatina svetimauti, padaro mane nelaimingą, nes aš lyginuosi save su ta netikra realybė ir pasižiūriu savo gyvenime ir galvoju, o kokia aš nelaiminga, kodėl aš negyvenu taip kaip tam filme ten, ar gal knyga kažkokia tave taip įtakoja, mesk ją šalin. Aišku, Jėzus čia šitam pasakyme tai yra hiperbolizuotas pasakymas. O hiperbolizuotas pasakymas, jis niekada neturi būti suprastas tiesiogiai. Tai hiperbolizuotas pasakymas tai yra stiprus, daug kartų padidintas teiginys su tikslu kažką akcentuoti. Tai čia Jėzus nori akcentuoti, kaip svarbu kovoti su nuodėme savo gyvenime. Kad, čia nieko tokio. Bet ne, Jėzus sako, jeigu ta dešinioji akis, ar ne, tai yra svarbus organas,
Kas šiais laikais, jeigu mane tas telefonas skatina nusidėti, tai mesk į lauk. Jeigu mane ta knyga skatina nusidėti, jinai mane neigiamai veikia emociškai, mesk į lauk. Jeigu mane tas telikas skatina nusidėti, jeigu jisai mane emociškai neigiamai veikia, išjunk jį, atsikratyk jo. Jėzus tai tiesiog išdidina ir parodo, kad mes aktyviai turime išmesti, iškrapštyti tą voti savo gyvenime, gydyti ją, mesti ją lauk, išoperuoti ją. Žodžiu, kad mes turime būti aktyvūs. Ir žinoma, Jėzus neskatina čia mums dabar nusipjaustyti visus organus, nusipjautume kojas, tai dangaus karalystė niekaip nedaitume, ne? Reikėtų visą save supjaustyti, ir ausis, ir liežuvį nusipjauti, ir rankas, ir visą kitą. Supraskime tai kaip hiperbolizuotą pasakymą, bet koks tikslas yra. Dalyvaukime aktyviai nuodėmės eliminavimu savo gyvenime. Toks pritaikymas kasdieniam mūsų gyvenimui. Kita tema Jėzus paliečia, tai yra skyrybų tema. Skyrybų tema yra labai, labai skaudi tema. Ir visų pirma, bendrą Dievo požiūrį. Biblijoje parašyta, kad Dievas nekenčia skyrybų. Bet kodėl jisai jų nekenčia? Jisai nekenčia, kad visų pirma, kad dėl ko skyrybos įvyksta. Ir vėlgi Jėzus čia atkreipia dėmesį, dėl ko visa tai vyksta. Tai yra dėl nuodėmės. Juk skyrybos dažniausiai įvyksta dėl vieno ar kito žmogaus nuodėmės. Dėl savanaudiškumo, dėl konkrečios nuodėmės, dėl neištikimybės ir dėl viso ko. Ir vis tiek vienas ar kitas žmogus yra labai skaudinamas tuose santykiuose. Jis yra sužeidžiamas ir Dievas nekenčia pačio fakto, kad žmonės vienas kitą skaudina, kad juk Dievas sukūrė santuoką dar prieš nuodėmę. Santuoka yra nuostabus Dievo kūrinys. Ir kalbėsime šį sekmadienį, bus kaip tik tema apie moterį santuokoje. Ir žinom ir suprantam, kad dėl nuodėmės santykiai niekada nebebus tobuli. Ir sako, dėl ko Dievas nekenčia, dėl tos nuodėmės, dėl tos skausmo santykiuose, ir dėl to, kodėl tos skyrybos įvyksta. Ir čia konkrečiu atveju Jėzus cituoja, sako, buvo pasakyta, kas atleidžia savo žmoną, tai išduoda jai skyrybų raštą. Čia biškai pažvelgsiu istorinį kontekstą. Jėzus čia konkrečiai cituoja Seno testamento pakartoto įstatymo knygą, pakartoto įstatymo 24 skyrių, 1 eilutę. Ten buvo parašyta tokia taisyklė. Pakartoto įstatymo skyrius, 24 eilutė. Jeigu vyras vestų žmoną, su ja gyventų ir būtų dėl ko nors nepatenkintas ją, jis parašys skyrybų raštą, paduos jai ir atleis ją. Išėjusi iš jo namų, ji galės ištekėti už kito vyro. Jei ir tas pradėtų jos nemėgti ir duotų skyrybų raštą arba mirtų, pirmasis vyras negalės jos vėl vesti po to, kai ji yra suteršta. Tai bjauru viešpatės akise. Venk tokios nuodėmės žemėje, kurią viešpats tavo Dievas tau duoda. Taigi Jėzus konkrečiai cituoja šitą rašto vietą. Ir mes matysime vėliau, kad skyrybų tema buvo labai aktuali tais laikais, kaip ir šiais laikais. Ir ne vieną kartą jis bus paklaustas pasisakyti šią temą. Ir čia konkrečiai mama tą rašto vietą ir pasakysiu šiek tiek istorinį kontekstą. Kodėl buvo svarbi šita eilutė? Todėl, kad buvo susidariusios Izraelyje dvi mokymo sritis, dvi stovyklos.
fariziejai buvo pasiskirsti rašto žinovai į dvi stovyklas. Vieni buvo konservatoriai, konservatyvūs, kiti buvo liberalių pažiūrų. Ir jie labai skirtingai žiūrėjo į skyrybas. Liberalūs žiūrėjo į tą eilutę, kad žmoną galima atleisti, tai yra skirtis su žmona, bet dėl bet kokių priežasčių. Ir iš rabinų tradicijų pasakysiu keletą tokių priežasčių. Pavyzdžiui, priežastis galėjo būti prisvilusi vakarienė, paleisti plaukai, va šiandien aš susirišus, tai šiandien aš pagal to meto standartus būčiau gera žmona, bet jeigu būčiau kaip vakar pasileidus plaukus, tai jau galėtų vyras su manimi išsiskirti. Pavyzdžiui, kalbėjimas negatyviai apie Anytą, kalbėjimas su kitu vyru, apsisukti, suktis ratu, nes kai tu sukiesi, tavo suknelė gali pasikelti ir parodyti per daug tavo kojų. Ir ar šiaip nepatiko? Atsibodo, gal sustorėjo po vaikų gimdymo, ar dantis negražus pasidarė ar panašiai. Nu, žodžiu, dėl viso bet kokių absurdiškų priežasčių. Taigi pagrindinis klausimas buvo, dėl ko galėjo atleisti tą žmoną. Tai liberali pakraipa žiūrėjo taip, dėl bet ko, nepatiko, viso gero. Ir man ir kitas įsakymas, pakartotas įstatymo 24 skyriuje, kaip moteriai, parodo, kaip Dievas rūpinasi moterimi, kaip jisai ją myli. Prisiminkime to meto kultūrą, kad moters socialinė padėtis buvo visai kitokia negu šiais laikais. Šiais laikais moteris dirba, jos turi galimybę save aprūpinti finansiškai ir visai kaip. O tais laikais moteris buvo pilnai išlaikoma vyrų, tai yra iki santuokos ji buvo pilnai išlaikoma tėvo, o po santuokos ją turėdavo išlaikyti vyras. Ir įsivaizduokit, jeigu va taip moteriai dėl bet kokių priežasčių galėdavo su moterimi išsiskirti dėl to, kad ten nepatiko vakarienė arba nepatiko jos išvaizda, dėl bet kokių priežasčių, tai ji tiesiog išmetama į gatvę ir, įsivaizduokit, panaudota moteris, kokie šansai, kad ją kažkas kitas priims. Taigi, kad vyrai nesielgtų šitaip ir siekdamas apginti moters kaip teisės, moters padėtį, Mozės įstatyme nustatytas tas skyrybos rašto išdavimas. Bet vis tiek žmonės tada, o tai vat, ką reiškia vat, tas konkrečiai pasakymas, vat, atleisti dėl kokios priežasties galima atleisti žmoną. Taigi ir vėl, žodžiu, žmogus, kai nori pateisinti savo nuodėmes, tai jisai bet kur ir bet ką gali iškrapštyti. Tai va tos stovyklos atsirado. Konservatyvi stovykla sako, kad žmoną galima atleisti tik tai ištvirkavimo atveju. Tai yra, kai jinai atlieka kažkokį nepadorų su seksualinė nuodėme susijusi veiksmą. Ir štai ką sako Jėzus. Jis paliečia tą skaudžią temą. Ir jisai sako, aš jums sakau, kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jei ne ištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti ir jeigu kas atleista ją veda, svetimauja. Tai jis būtent patikslina, palaiko tą konservatyvę pusę, kad skyrybos galimos ne dėl bet kokios priežasties. Tu negali su moterim elgtis kaip su daiktu. Štai išmečiau, paleidau, nepatiko čia šiandien. Aha, o po to tas ir antras vyras, tarkim, sako moteriai, ai ir tu man nepatikai, eik lauk. Tai pirmas tada vyras galvoja, ai, nu gal ta visai ir neblogai moteris buvo, gal aš ją atgal priimsiu. Taigi mes skaitėm pakartoto įstatymo knygoje, kad Dievas sako, tu negali jos atgal jos priimti, nes jinai jau yra antro to vyro žmona. Tai Jėzus čia patikslina, kad
negali su moterimi elgtis kaip su skuduru, kaip su daiktu, negali su ją įsiskirti ir ją mesti lauk dėl bet kokios priežasties. Ir jis pasako tą vieną priežastį, sako, ištvirkavimo atveju. Tas žodis ištvirkavimas reiškia, graikų kalboje žodis yra pornėja. Mums pažįstamas žodis, ar ne, pornėja. Tai yra nuodėmė susijusi su seksualiniu aktu. Taigi Jėzus patikslina, jis pasako, baikit tas nesąmonės, jisai patikslina, dėl ko gali atleisti žmoną, dėl ko gali išsiskirti, parašyti tą skyrybų raštą. Tai va, skyrybų temą mes, jeigu Dievas leis, skaitysim ir toliau Mato Evangeliją, tai bus paliesta vėliau dar kartą. Taigi va, brangiosios, toks Dievo požiūris į svetimavimą. Dievas mato mūsų širdis ir stenkimės jas palaikyti tyras, jeigu esame Dievo vaikai, jeigu priėmėm Jėzų kaip savo gelbėtoją, Dievas mus apvalė nuo visko, nuo visų nuodėmių, tai stenkimės nesusitepti. Jeigu taip įvyko, atgailaukime, prašykime Dievo pagalbos, kad mes atsikratytume, kad mes tų dalykų, kurie teršia mūsų gyvenimą, kad jis padėtų mums jų atsikratyti.